dėmesio dar truputį. Turim ir dar svečių iš toli, iš to paties Kauno. Čia Kaunas mūsų labai atakuoja ir gerai, matyti, jie yra labai netoli. Kita vertus, nenuostabu. Kauno dalis, Aleksotas, iki upės, iki Nemuno, yra yra Vilkaviškio vyskupijos teritorija. Tai yra faktiškai mūsų žmonės. Taigi, tai atvyko pas mus iš Kauno velomanai, atvažiavo ne dviračiais, automobiliais, traukiniais ir jie nori pasveikinti žygį. Prašom. Labą dieną. Sveikinam visus atvykę iš Kauno. Aišku, čia atvykimų nepavadinsi, nėra taip toli, bet labai džiugu, kad sugebat organizuoti tokias šventes ir mes labai dėkojame Imantui, kuris yra kilęs iš šitų kraštų, parašė visiems žinią tokią, pakvietė visus dalyvauti ir šiandien neskaičiavom, bet turbūt apie 20 žmonių, gal daugiau, atvažiavom bendraminčių su vaikais, kas su žmonom, netgi atsivežėm šuniuką, kalytė tik. Tai va. Ir linkiu, kad šitą jūsų šventė vyktų labai gražiai, oras tam padės matyti. Ir tikimės, kad kitais metais ar rudenį velomanų iš Kauno atvažiuos daugiau. Tai dėkui jums ir sėkmės žygyje. Aš kaip pažiūrės, nusliekam ten, link kolonkių, Kaip baiginėsi? Sakai, girdi, kad bažnyčios zvanė, bet kurio ten ne. Bažnyčia daugiausiai pagalbos. Kur pagalba galit pakelti ranką? Parodu į tą pusę.